Džiaugiamės ir ačiū visiems, kad visi dalyvavote šioje šventėje. Tikimės, kad visi turėjote progą ko nors naujo išmokti, atsinaujinti, užsiangažuoti tolimesniems darbams ir pasiryžti toliau visą atnaujinti Kristuje. Mūsų uždarimą praves Darius Polikaitis, tačiau aš pagalvojau, gal yra koks vienas žmogus šitoj salėje, kuris Dariaus nelabai pažįsta. Tai aš jums truputį supažindinsiu su Darium. Darius Polikaitis gimė ir augo Čikagoje. Jis yra buvęs moksleivių ateitininkų centro valdybos, studentų ateitininkų centro valdybos narys, įvairių vasaros stovyklų bei moksleivių žiemos kursų vadovas. Nuo 2019 metų rudens eina Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininko pareigas. Nuo 1988 metų jis vadovauja Lietuvių meno ansambliui Dainava. 2014 metais choras ir jo vadovas buvo apdovanoti Lietuvos liaudės kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo Aukso paukštė. 1995 metais jis įsteigė palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų chorą Vyturys ir eilę metų vadovavo Dainavos ansamblio vyrų oktetui. Dirigavęs Pasaulio lietuvių dainų šventėse 7 kart, 2015 metais 10-osios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės Čikagoje meno vadovas. 2014 metais Lietuvos valstybės apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Jis yra tikrai aktyvus išeivijos lietuviškos visuomenės narys ir mes labai džiaugiamės ir dėkojame už visą darbą šią pirmininkavimo metu. Dariau. Ačiū, Audra. Tai šitas užbaigimas bus tokia rinkinys įvairių tokių elementų. Truputį padrikai jis bus pristatytas, bet tik kažkaip ant galų viskas sueis kartu. Norėtume pradėti šitą užbaigimo sesiją iš tikrųjų su padėka, su padėkomis. Jūs žinote, kad šitoks renginys tikrai neįvyksta be labai didelės komandos, kuri tą renginį ruošia. Ir galiu pasakyti, kad tikrai šita visa komanda dirbo nuostabiai sklandžiai. Reiškia, daug anksčiau prasidėjau negu tai, ką dabar pasakosiu, bet ateinu penktadienį į centrą. Visur kabo ženklai, visur aišku, kur eiti, buvo visiškai nuostabu. Ir tai tik vienas pavyzdys, ir tas darbas jau vyksta ilgą laiką, dar prieš šventę pasiruošimo darbas. Tai norėtumėm šį rytą padėkoti ir trumpai pristatyti tuos žmonės, kurie dirbo prie šios šventės ruošos. Tai pirmiausia, norėčiau jums pristatyti šios šventės ruošos grupę. Ir ruošos grupiai dalyvavo, ir kai išauksiu jūsų vardą ir pavardę, prašau, ateikite į priekį ir čia atsistokite, gal Dainą galėsiu nufotografuoti, ir priimkite mūsų plojimus, kai visi ateisite. Biški nepatogu, Matas dirba čia, bet Matas Čyvas, pirmininkas. Gilius Aleksa, Simona Bilevičiūtė, Donatas Jerominas, Lina Kelpšienė, Alda Polikaitienė, Vitas Polikaitis, Simona Stanina. Kviečiame visus į priekį. Jo. Aš čia ne. Aš tikrai ne. Dabar norėčiau pristatyti programos grupę. Tai ta grupė, kuri buvo labiausiai atsakominga už šventės visas paskaitas, visas sesijas, bet taip pat ir už vakarų programas. Ir tai jai pirmininkavo, pirmiausia noriu pristatyti, specialiai jai paplokėme Audra Kubiliūtė Daulienė.
O Audros komandoje buvo Daina Čyvienė, Rima Girniuvienė, Viktoras Nakas, Darius Polikaitis, Vytautas Staniškis ir Ramunė Žilinskinė. Kviečiame visus į priekį. Mūsų programos vedėjai Simona Belevičiūtė ir Jokūbas Baranauskas. Man atrodo, kad jų jau šiandieną nebėra, bet vis tiek galima. Ar yra? Pavargo. Taip pat šiandieną nėra, bet viešbučius ir nakvynės tvarkė Gytis Mikulionis. O, atsiprašau, ir Daina Čyvienė. Lėšų telkimas Andrius Giedraitis. Internetinę svetainę tvarkė Gilius Aleksa ir Vėjas Čiuplinskas. Vėją vakar girdėjome. Logotipą mums sukūrė Monika Paškauskaitė. Registracijoje dirbo Reda Baranauskienė, Smiltė Baranauskaitė, Audrius Rušėnas, Rita Rušėnienė. Programos leidinį, kuris ir dubliavo kaip mūsų žiniaraštis Vienybės ryšiai, pagrindinė redaktorė, ne pagrindinė, bet redaktorė Grasilda Reinys. Dėkojame korporacijai Giedra už užkandžių, prisidėjimą prie užkandžių ir padėjimą prie užkandžių. Ačiū Jums visiems. Dėkojame tėvui Lukui Laniauskui už... Nereikia net sakyti. Teisingai. Dėkojame kunigams Artūrui Sederevičiui ir Gediminui Keršiui. Man atrodo, Artūras jau prie sekančių mišių, bet, paplokim. Dėkojame Mantui Kisieliui už mišių organizavimą ir visą tvarkymą. Mantas yra? Gerai. Ir dėkojame tiems, kurie prisidėjo prie mišių muzikos. Ir tai būtų Kęstutis Daugirdas, Vidas Neverauskas, Mykolas Daugirdas, Šarūnas Daugirdas, Daina Polikaitytė, Vytautas Staniškis, Vitas Polikaitis, Paulina Beleckaitė, Vaida Narytė. Ir aš tikiu, kad aš nieko nepamiršau, bet jeigu pamiršau, tai prašau, praneškite. Sveikiname. Prašau ir dėkojame. Jo, prašau, ateikite į priekį. Programą vaikams pravedė Laima Urbanavičius, Alda Polikaitienė, Vaiva Čyvienė, Kamilė Žilinskė, Aleksė Alijošius. Prašom į priekį. Tik nusilenk. Programą moksleiviams tvarkė Viktutė Tiunėlienė, Mantas Kisielius ir kunigas Lukas Laniauskas. Viktutės nėra?
mūsų, jo, tai turbūt galiu taip sakyti, mūsų šoferis per visą šitą, Romas Jelinskas, kuris atsakingas už visą audio, video ir dargi filmavimą. Ir mūsų savaitgalio savanoriai. Tai būtų Aldas Kraučiūnas, Mykolas Daugirdas, Vaida Narytė, Marius Loniauskas, Daina Čyvienė, Marija Čyvaitė, Paulina Beleckaitė, Rugilė Valionis. Galite, ar aš ką nors pamiršau, galite drąsiai sakyti. Gerai, puiku. Ne. Tai aš norėčiau pridėti 2 asmeniškas padėkas prie šito sąrašo. Ir nors mes padėkojam jiems, bet aš norėčiau tikrai išskirtinai padėkoti. Tai pirmiausia, Audrai, kuri sutiko jau mums įsibėgėjus. Pajutom, kad mums reikia dar kito tokio lygmenį nario, reiškia žmogaus, kuris padėtų tvarkyti ir iš tikrųjų tvarkytų programos grupės darbą. Ir Audra labai mielai sutiko ir labai tai įvertino Audra, palengvino mūsų visą naštą ir labai tau ačiū ir prašau ateik priimti čia mažą padėkos dovanėlį. Ir žinoma, jūs turbūt jau žinot, kas dabar bus, bet aš labai noriu padėkoti Matui Čyvui, kuris, žinot, Matas beveik, aš nežinau, ar kiekvieną vakarą, bet jis man prieš einant miegot parašydavo, kaip jauties. Ir aš negalėjau atsidžiaugti tuo, Matai, kad tu taip rūpinais ir jaudinais tuo, net tokiu dalyku. Matas apie viską pagalvoja. Jis yra toks talentas, bet jis yra taip geros širdies žmogus ir iš viso geras žmogus. Ir aš labai prašyčiau, kad jūs rimtai jam paplotumėte. Ir aš norėčiau Dariui ir Matui iš tarybos didelę padėką, kadangi be jų šitos šventės tikrai nebūtų. Tai ačiū Jums. Na gerai, artėjam pabaigos. Ja, Šiaurės Amerikos pamiršau, tai dabar pasakysiu, garbė Kristui. Šiaurės Amerikos ateitininkų šventė Vilties keliu eina prie pabaigos. Aš labai džiaugiuosi, kad jį įvyko ir gal truputį norėčiau pakalbėti, kodėl mūsų taryba pasiryžo ruošti šią šventę. Žinoma, tikrai dalinai, gal ir daugiau negu dalinai, kad atšvęsti ateitininkų 115 metų sukaktį. Ir tai, kad mūsų sąjūdis gyvuoja tiek metų, tikrai yra švęstinas dalykas. Bet susirinkome ne tik tai dėl to. Sukaktis mes švenčiame ne tik prisiminti, kas buvo praeityje, bet taip pat tam, kad įvertinti dabartinę padėtį ir apgalvoti, kaip ir kokiu būdu žengti tolyn. Manau, kad šį savaitgalį tai didelė dalimi įvyko. Tad visos tarybos vardu norėčiau padėkoti visiems prelegentams, panelistams, talkininkams ir žinoma jums visiems, kad jūs atvykote, pirmiausia, kad nepabijojot sniego, bet kad atvykote ir ne tik atvykote, bet ir aktyviai dalyvavote diskusijose ir ne tik oficialiam lygmenį, bet taip pat ir prie pietų, koridoriuose, matėsi ta bendrystė, kuri yra labai, labai svarbi mūsų organizacijai ir sąjūdžiai. Tarpe visų nuostabių minčių, kurios buvo išsakytos šį savaitgalį, norėčiau stabtelti ties 3, kurios man įstrigo
Aš nežinau, ar jos yra, aš tikrai neteigiu, kad jos yra svarbiausios, neteigiu, kad jums jos turi būti svarbiausios, bet jos man įstrigo ir tai norėčiau pasidalinti tuo. Pirmas buvo toks pasakymas, kad ateitininkija yra ta vieta, kurioje galime susirinkti ir diskutuoti esminius gyvenimo klausimus. Aš nežinau, ar visai taip buvo pasakyta, bet kažkas buvo panašaus pasakyta. Ir ar tikrai įvertinam, ant kiek tai yra svarbu ir kokia tai yra mums dovana. Aš linkiu, kad mes niekada to nepamirštume. Kartais verslo pasaulyje yra klausiama viršininkų toks klausimas, firmų viršininkų, what keeps you up at night? Ir, reiškia, kas jums tuo metu, kaip po CEO ar vadovui, kas daugiausia rūpi šiuo metu? Ir aš turiu prisipažinti, kad per mano 6 metus Šiaurės Amerikos ateitininkų taryboje vienas iš didžiausių rūpesčių ir turbūt tas, dėl kurio man buvo daugiausia nemigo naktų, buvo, kad mes nesusiskaldytumėm. Stenkimės matyti tuos, su kuriais nesutinkame, ne kaip priešus, o kaip bendra keleivius, kurie taip kaip ir mes ieško kelio. Be abejo, dėl kai ko mes nesutiksime. Bet aš tikiu, kad tai, kas mus sieja, yra daug daugiau negu tai, kas mus skiria. Ir aš kviečiu, kad mes visi tai atsimintumėm. Antra mintis, kuri man paliko įspūdį, iš tikrųjų two-parter. Auklėjime reikia sutikti žmogų tenai, kur jis yra. Tam reikalinga daug kantrybės, daug nuolankumo ir daug pagarbos. Lygiai svarbi mintis buvo ta, kad auklėjime reikia palikti vietos Dievo maloniai. Ne viskas, mes turėtumėm atsiminti, kad ne viskas yra mūsų kontrolėje. Mes tą jaunimą matome vienai savaitei, matome vieną kartą į mėnesį. Mes negalime tikėtis, kad mes galėsim atstoti šeimos įtakos, netgi ir bažnyčios įtakos, jeigu yra tokie laimingi tie vaikai, kad jie yra iš tikrųjų vedami į bažnyčią, ne? Bet tai nereiškia, kad mes neturime stengtis. Mes dirbame, mes darome, ką mes galim ir paskui mes pasitikim Dievo malonę ir Šventosios Dvasios veikimu, kad kada nors tai paliks įspūdį ir kada nors tai neš nuopelnus. Trečias momentas, tai patikslinimas, man atrodo labai tikslus ir labai geras dalykas, kad apie tai buvo kalbėta, kad ateitininkija yra daugiau negu organizacija. Esame sąjūdis, a movement. Okay? Ir tai iš tikrųjų yra svarbu ne tik tai dėl to, kad čia yra žodžių, žodžiai reiškia ką nors, bet čia ne tik tai vien žodžių reikšmės klausimas. Sąjūdžio sąvoka įpareigoja mus neužsidaryti savo organizacijos rėmuose. Kartais, jūs turbūt esate visi girdėję ir net dalyvavę tokiose diskusijose, kai yra keliamas klausimas, kuris principas yra svarbiausias. Ir aš, kadangi esu žmogus, kuris yra gana smarkiai motyvuojamas kaltės jausmo, aš galvoju, tai turi būti katalikiškumas būtinai. Ne? Tokia mano nuostata, gal, kaip sakai, kai kurios iš jūsų taip pat. Bet iš tikrųjų aš tai matau per šiek tiek kitaip, per mūsų šūkio prizmę. Savo straipsnėje 3 pamatiniai klausimai, atsakydamas klausimą, ko mes siekime, Dovydaitis rašo šitaip. Mes prieš visą pasaulį ištarėme instaurare omnia in Christo, viską atnaujinti Kristuje. Tai ištarusieji paimame ant savęs pirmutinę didžiausią priedermę atnaujinti Kristuje save, atnaujinti Kristuje savo gyvenimą, parodyti savo gyvenimo darbais ir pasielgimais, kad mums šie žodžiai tai netuščia frazė, kad mes savo gyvenime vadovaujamės kitokiu mokslu ir kitokiais principais, kad mes savo gyvenime siekiame kitokį tikslą.
Dabar man skaitant, jūs turbūt pastebėjot, kad aš pabrėžiau vieną žodį arba variaciją vieno žodžio. Žinot, tai nebuvo pabrėžta Dovydaičio straipsnėje, bet jis, ar suskaičiavot gal kiek kartų jis tą sako? Ne, nevarkite, 7. 7 kartus jis panaudoja žodį save arba savo. Tad mes esam pirmiausia kviečiami atnaujinti save. Ir paskui iš to išplaukia atnaujinimas aplinkos. O mūsų principai, tie nuostabus 5 principai, yra priemonės, pagal kurias tai darome. Taigi visi principai yra lygus. Jie yra visi svarbus mūsų sąjūdžiui. Bet jie yra visi perpinti mūsų siekių, mūsų šūkių visą atnaujinti Kristuje. Šventė eina link pabaigos, o tuo pačiu baigėsi ir mano 6 metai Šiaurės Amerikos ateitininkų taryboje. Jeigu leisite, norėčiau pasidalinti keliomis mintimis apie tai. Tai nebuvo lengvos pareigos, bet esu laimingas, kad man buvo suteikta ši nuostabi proga. Nes aš nuoširdžiai sakiau, kad ši patirtis mane be galo praturtino. Ypač jaučiu, kad tai sustiprino mano tikėjimą. Pirmiausia, sustiprino mano pasitikėjimą Dievu, nes buvo daug atvejų, kai tiesiog jaučiau Dievo ranką, kuri kažkaip viską sudėliojo į vietas. Visada per žmonės, kurie irgi visi nuostabus, apie tai dar pakalbėsiu, bet kažkaip visada jautėsi, kad kažkaip Dievas yra šalia. O antra, šiuose pareigose teko artimai bendrauti su nuostabiais asmenimis. Pirmiausia, su taryba. Bet ne tik tai taryba. Bendrauti su centro valdybomis, su stovyklų ruošos komitetais, su globėjais, tik ateitininkais. Ir bendrauti kitame lygmenyje negu, kaip ateitininkas, ne? Ir ta patirtis tikrai mane praturtino. Aš iš jūsų visų labai daug išmokau ir neretai jūsų patirtys ir įžvalgos padėjo man imti sekantį žingsnį savo tikėjimo kelionėje. Ir už tai esu labai dėkingas. Gal jums bus įdomu, kaip atsitiko, kad aš iš viso atsiradau taryboje. Grasilda jau papasakojo dalį tos istorijos, kad mama už mane nebalsavo. Ir dargi grįžus namo pasigyrė, kad tai padarė. Bet tai dar ne visa istorija, iš tikrųjų. Aš drįstu su jumis pasidalinti šią istoriją, kuri yra iš tikrųjų gana asmeniška, dėl tam tikros priežasties, kurią netrukus atskleisiu. Bet 19 metų vasarą tuometinis Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Tomas Girnius man paskambino ir pakvietė į tarybą. Ir aš jau kurį laiką nebuvau oficialiai dalyvavęs vadovaujančioje rolėje ateitininkų veikloje. Ir aš, žinoma, dalyvavau, bet ne kažkokiai centro valdyboje, ar taryboje, ar kažkokiam tokiam organe. Ir dėl to turėjau, jau minėjau, kad aš esu motyvuojamas kaltės, tai dėl to turėjau kaltės jausmą. Bet iš tikrųjų pergalvodamas savo tuometinius įsipareigojimus, aš nuoširdžiai jaučiau, kad niekaip negaliu rasti laiko tam. Ir tada aš padėkojau Tomui už pasitikėjimą, bet aš atsisakiau. Ir vis dėlto man buvo dėl to sprendimo neramu ir supratau, kad man reikia pasikalbėti su pačiu Dievu apie tai. Tada aš pasimeldžiau ir aš maždaug tokios žodžiais: Dieve, padariau tokį sprendimą, nežinau, ar jis teisingas, bet aš žinau, kad jeigu tu manai, kad tai buvo neteisingas sprendimas, aš žinau, kad tu kaip nors man duosi žinoti. Po to pasidarė ramiau, kaip dažnai būna po maldos, ne? Ir gana greitai aš priėjau išvados, kad I'm free and clear ir kad aš teisingai nusprendžiau. Praėjo kelios savaitės ir dabar prieinam prie sekančių žmonių atsakingų, kaltintojų, gal taip reikėtų, kaltininkų. Praėjo kelios savaitės ir vieną savaitgalį Alda ir Audrius Polikaičiai apsilankė mano ir Lidijos mūsų vasarnamyje. Ir šeštadienio vakare, kai jau sutemo, kai jauniausia jau buvo paguldyta, o vyresnės turėjo savo užsiėmimus,
mes įsipylėm savo vyno, alaus, pasiruošėm maloniai praleisti vakarą. O tas vakaras prasidėjo šiuo sakiniu, kurį ištarė Alda. Žinai, Dariau, mudu su Audrium kalbėjome, kad laikas tau kandidatuoti į ŠAT. Aš to visiškai nesitikėjau tuo metu ir aš supratau, pagal mano supratimą, kad pasirodo, kad Dievas tikrai rado būdą man pranešti ir dargi kokį efektyvų, kad visgi neteisingai nusprendžiau. Dar po to, žinoma, pasitariau su Lidija, gana ant greitųjų, ir ačiū Lidijai, kad ji sutiko, bet sekančią dieną paskambinau Tomui ir pranešiau, kad visgi kandidatuoju. Žinoma, galima pagalvoti, kad čia tik sutapimas, prie ko čia Dievas. Čia aš turėjau kaltės jausmą, jie apie tai buvo kalbėję ir išėjo, iš kalbos kažkaip buvo ta mintis, bet, žinot, tas momentas buvo toks netikėtas ir toks aiškus, kad visgi aš tikiu, kad tai tikrai buvo Dievo balsas. Kodėl aš jums visą tai pasakoju? Nes norėčiau nuoširdžiai paprašyti jūsų visų, kad kai ateityje kas nors panašiai kreipsis į jūs. Na, pavyzdžiui, kandidatuoti tarybai, arba vadovauti stovyklai, arba skaityti paskaitą žiemos kursuose, arba būti medikų stovykloje, arba atgaivinti vietinę ateitininkų veiklą, arba būti globėjų kopoje. Kad jūs apie tai pagalvotumėte ne tik iš praktiškosios pusės, bet taip pat apie tai pasikalbėtumėte su Dievu. Ir paklausti, ar jūs esat šaukiami tą daryti. Ir dar antras dalykas, ko aš norėčiau paprašyti, kad jeigu jūs matote kažkokį žmogų, kurį jūs manote, kad jis tiktų kažkokiose pareigose ar kažkokioje atsakomybėje, kad jūs drįstumėte prie to žmogaus prieiti ir pakviesti arba pasiūlyti. Čia ypač tinka jauniems žmonėms, bet ne tik jauniems žmonėms. Kad jūs išdrįstumėte, kadangi kartais žmogui tik to ir reikia, kad paskatinti, kad jis arba ji tinka tai roliai. Ir jūs iš tikrųjų nežinote, kada jūs esate iš tikrųjų Dievo balsas. Tai labai kviečiu, kad, bandykim, aš prašau jūsų, kad apie tuos du dalykus pagalvotumėte tuose atvejuose. Pabaigai kelios mintys apie mūsų šventės temą – vilties keliu. Neseniai užtikau norvegų vyskupo Erik Varden knygą Towards Dawn – Link aušros. Tai rinkinys rašinių apie viltį. Ir aš dar nespėjau knygos pilnai perskaityti. Taip turbūt biški keista, kad aš apie ją pasakoju. Čia tarp kitko yra mano ateitininkijos istorija. Atsimenu, leisit man vieną anekdotėlį? Atsimenu, Linas Sidrys buvo mūsų jaunų vyrukų jaunių turbūt jau reikėtų sakyti, jaunių globėjas ir mus įsivedė į Iškilą. Ir atsimenu, mes einam miško takeliu ir aš pasakoju visiems apie kažkokią knygą. Kažkas apie ufonautus, man atrodo, buvo, jeigu neklystu. Kažkas, aš labai užsidegęs buvau tuo. Ir pasakoju, ir aš sustoju. Ir mano draugai sako, tai toliau. Sako, aš tik tiek paskaičiau. Tai panašiai ir čia. Aš visos knygos neperskaičiau, nespėjau dar. Tikrai tą padarysiu, bet man įstrigo, aš įžangą tai perskaičiau, ir man įstrigo vyskupo Varden parašyti įžangos žodžiai. Ir vyskupas aiškina, kad viltis, šitą mes žinoma, kad viltis nėra tas pats kaip optimizmas. Būti krikščioniu nereiškia gyventi kažkokioj utopijoje. Jis rašo iš tikrųjų, kad krikščionybė ir iš tikrųjų yra visiškai labai realus dalykas. Jeigu pasižiūri Biblijoje, krikščionybė yra visiškai aiškiai, visi dvasios vadai, Biblijoje parašyta, visi yra iš tikrųjų dalykai ir vertinami taip, kaip yra. Jis naudoja frazę call a spade a spade. Okay? Tai mes negyvenam kažkokioje utopijoje ir mes negalvojam naiviai, kad viskas bus gerai. Nes mes visi žinome iš mūsų gyvenimų, kad ne visada viskas yra gerai arba būna gerai. Bet jis pasakė, man atrodo, svarbią mintį. Verčiau gyventi krikščionišką viltimi reiškia pasitikėti, kad viskas gali būti prasminga. Ir jis sako, viskas, tai reiškia net kančia
nusivylimas ir neteisybė gali būti prasminga. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu, nes tikrai nei mūsų sąjūdėje, nei mūsų asmeniniuose gyvenimuose nėra taip, kad viskas būna gerai. Bet ar mes sugebam rasti tą prasme tuose momentuose, kurie yra sunkus? Iš tikrųjų, gal dar pridėsiu, žinot, kai esi vadovaujančiai pozicijoje, tu girdi visokius dalykus, žmonės drįsta į tave kreiptis su visokiais dalykais, kur šiaip nebuvai girdėjęs. Ir aš kelis kartus girdėjau, kad ateitininkai, bent Šiaurės Amerikoje, yra mirštanti organizacija. Ir tai žinoma, kiekvieną žmogų sukrečia, sujaudina. Ir aš priėjau tos išvados, kad aš nežinau. Šis savaitgalis man rodo, kad ne, bet kartais aš jaučiu, kad tikrai yra sunku suburti žmonės ir mirštanti organizacija esame. Bet aš priėjau išvados, kad vis tiek verta mums dirbti ateitininkišką darbą. Nes mes nežinom, kada mes esam tas žiburėlis vilties žmonėm. Ir kada mes paliesim kokį nors vieną jaunuolį, arba netokį jaunuolį. Visada ta galimybė yra atvira. Ir kol dar yra žmonių, kurie nori šitą daryti, ką mes darome, yra verta daryti. Net jeigu kada nors mūsų jau čia nebebus. Ir aš tikiu, kad taip nebus. Negalvokite, kad dabar grįš ir laikraštį parašys, Polikaitis sako, kad miršta. Ne, to tikrai nesakau, bet aš manau, kad net jeigu tai būtų, kad vis tiek būtų verta mums daryti, ką mes darom. Tai viltis realiai mato, kas dabar yra, bet tuo pačiu numato arba įsivaizduoja tai, kas gali būti. Ir gyventi viltimi reiškia gyventi galimybių pasaulyje, o tai yra gyvenimas laisvėje. Vyskupas teigia, kad tai yra menas. Išėjo neseniai, čia jau iš tikrųjų gana seniai, tokia knyga The Art of Possibility. Ji ne krikščioniška knyga, bet iš tikrųjų turi labai gerų minčių apie gyvenimą galimybių plotmėje. Ir iš tikrųjų tas vardas The Art of Possibility, ne? Tai net vyskupas Varden teigia, kad tai yra menas, kurį ypač šiandien turime, čia jo žodžiai, turime uoliai praktikuoti mūsų fatalizmo, determinizmo ir nesantaikos laikais. Dar kita mintis, kuri kilo apie viltį. Šventajame rašte skaitome šį pasakojimą apie dienas po Kristaus nukryžiavimo. Čia cituosiu iš Biblijos. Ir štai tą pačią dieną 2 mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Imausą. Tai čia kalbama apie tas dienas po nukryžiavimo, ne? Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius, jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Ir tada mokiniai, aš dabar jau baigiu citatą, bet tada mokiniai nustebę, kad jų bendrakeleivis nežinojo apie Jėzaus nukryžiavimą, jam apie visą tai pasakoja ir pasidaro mums aišku, beskaitant šį skaitinį, kad jie yra visiškai praradę viltį. Visas jų pasaulis yra sugriuvęs. Ir tai pilnai suprantama, kadangi taip tikrai yra. Jų akise visas pasaulis sugriuvęs. Į visą tai, ką jie teikia, visa savo viltis dingo. Bet pastebėkit, aš čia pabrėžiau vieną sakinį, jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. Ir aš nežinau, ar teologiškai aš teisingai čia pasakysiu, galėsiu su tėvu Luku ir kitais dvasiškais pasikalbėti apie tai, bet toje nevilties būsenoje jie net pažįsta paties viešpaties. Ir man kyla mintis, kai mes prarandam viltį, ar gali būti, kad ir mes nesugebam atpažinti Jėzų kitame žmoguje, arba nepastebim mažų stebuklėlių, kurie mus supa kasdien, arba nejaučiam Dievo buvimo su mumis. Ir dar pabaigai, 19 amžiaus pabaigoje, būdamas 19 metų, škotų protestantų dvasininkas George Matheson tapo aklu. Jo sužadėtinė nutraukė sužadėtuves, nusprendusi, kad ji nenori visą gyvenimą prižiūrėti aklą vyrą.
Daug metų Matheson sesuo rūpestingai ir su didelė meilė jį prižiūrėjo. Savo sesers vestuvių išvakarėse Matheson pergyveno dvasinę krizę, pajusdamas, kad jis vėl bus apleistas. Ta naktį jis parašė eilėraštį, pavadintą "O Love That Will Not Let Me Go". Prieš kelis metus kompozitorė Elaine Hagenberg šiom eilėms sukūrė chorinį kūrinį, kurį aš dabar norėčiau jums pagroti. Jis yra 5 minučių ilgio. Ir prieš tai norėčiau paskaityti šio eilėraščio žodžius angliškai, o tada lietuvišką vertimą. Čia mano vertimas, aiškiai, turbūt kiti geriau išverstų. Vis dėlto, O love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thy ocean depths its flow may richer, fuller be. O joy that seeks me through the pain, I cannot close my heart to thee. I trace the rainbow through the rain and feel the promise is not vain, that morn shall tearless be. Vertimas būtų toks: O meilė, kuri manęs nepaleidė, savo pavargusią sielą tau atiduodu. Gyvenimą, kurį man paskolinai, tau grąžinu, kad tavo vandenyno gelmėse jo tekmė taptų turtingesnė, pilnesnė. O džiaugsme, kuris per skausmą mane suranda, aš negaliu užverti tau savo širdies. Per lietų pirštų seku vaivorykštę ir jaučiu, kad pažadas nėra tuščias, jo rytas bus be ašarų. Tai kviečiu, kad mes dabar pasiklausytumėm šį kūrinį.
Čia dainavo Atlanta Master Chorale. Ir kol dar kūriniai šitokie rašomi ir dainuojami, man atrodo, pasaulyje yra vilties. Ir gal svarbiausia mintis, man atrodo, šito eilėraščio ir tada muzikoje išreikšta, yra, kad net nevilties bedugnėje Matheson randa viltį. Tada, kai jis yra žemiausioje vietoje, jis randa galimybę parašyti va šitą eilėraštį. Ir jis tai atranda, jeigu aš teisingai suprantu žodžius, suprasdamas, kad jo gyvenimas iš tikrųjų ne jam skirtas, o skirtas kitiems. Ir labiau skirtas ne tik tai kitiems, bet skirtas įsilieti į tą didžiulį meilės vandenyną, Dievo meilės vandenyną, kurią Dievas kreipia teisinga linkime visam pasauliui. Tai aš linkiu, kad mes niekada nepamirštume, kad mes esam skirti mums. Mes esam skirti kitiems žmonėms. Ir tuo aš norėčiau baigti. Ačiū Jums už dėmesį ir ypač ačiū, kad šį savaitgalį buvome kartu. Labai ačiū Dariui. Mes turim maždaug 15 minučių prieš mūsų pietus, tai norėjau pakviesti seselę Ignę, kad pravestų paskutinę maldą prieš valgį ir tada, jeigu jūs norėtume, mes galėtumėm kokį 15 minučių, jeigu Darius sutiktų, jeigu yra klausimų. Gerai? Čia jam yra staigmena, tai aš jam tik užmečiau. Bet tai aš galvoju, gal mes pasimeldžiam ir tada paprašysim Dariaus, jeigu jis priimtų klausimų. Ačiū, seselė Ignė. Čia aklai vištai grūdas. Ne, iš tikrųjų, atsiprašau, turiu susitelkti. Jo, kažkodėl staiga, kaip Darius sako, nežinai kodėl ir staiga esi. Bet iš tikrųjų aš čia šiom dienom su vienu kitu kalbu apie ateinančius jubiliejus ir aš čia klausau, kaip čia keičiasi valdybos, kaip čia keičiasi pareigos ir sakau, o dabar reikės man žinoti, kas bus pirmininkas, kas bus tas ir anas. Čia lietuvių bendruomenės pirmininkė sėdi, sako, reikia gaudyti ten, reikia gaudyti ten. Kuo gaudyti? Jau nori užbėgti visiems už akių, nes faktiškai mūsų lietuvių tauta žiūri, kaip sakyti, ruošiasi švęsti, minėti nežinomą žmogų. Kaip tą padaryti? Turime beveik 2 metus susipažinti su Jurgiu Matulaičiu. Nepažįstam jo. Ir turime visokiais projektais, būdais judinti save, tautą, parapijas, tikinčiuosius. Tiek daug vietų neturi parapijų, neturi organizacijų. Ką daryti pasiekti mūsų eilinį lietuvių pilietį? Jurgis Matulaitis bus minimas, Seimas nusprendė 27 metus skelbti Jurgio Matulaičio metais. Aišku, kad tu su dviem kitom intencijom, bet mums svarbiausia Jurgis Matulaitis šiuo atveju. Taip, ypatingai Matulaičio misijai. Tai čia yra jūsų misija šitam dalykui iš anksto ruoštis. Hint, hint. Ar ne? Ir apie tai kalbėtis. Tai čia mano toksai aklai vištai grūdas. Ačiū. O iš tikrųjų labai džiaugiausi, kad pakvietė ten Darius sukalbėti maldos prieš valgį. Another stereotype, žinai. Taip kaip kunigas Lukas turi kalbėti prieš mišes ir, vienuolė, atsistok ir kalbėk maldą. Bet iš tikrųjų, taip, yra labai gera galėti atsistoti ir vesti žmonės tikinčiuosius melstis, kuomet yra ta palyda. Junti, kad šitie žmonės kartu meldžiasi. Yra taip sunku atsistoti prieš minę, kur nežinai, ar žmonės, let's get over it, žinai. Ir taip yra labai dažnai, o čia taip nėra čia. Ir labai smagu
kad taip kaip vakar Šarūnas minėjo, ar mes žinome apie tą, sielos išganimą, kur jis ten sakė vienu momentu, nežinau, ar Šarūnas čia yra dabar ar ne, jis ten minėjo tą, sakau, no kidding, šventam rašte labai aiškiai pasakyta, ar sėdi, ar valgai, ar guldi, ar miegi, viskas mano garbiai. Ir sakau, ir ta bendrystė, kur mes jautėm šiom dienom, iš tikrųjų yra nusileidinti ant mūsų visų jo palaimą. Ir kaip labai, kokie mes esam palaiminti, kad mes turim šitą sąlygas tą išgyventi. Bendrystę, bendruomenę, ar valgom, ar geriam, ar meldžiamės. Čia yra mūsų pilnatvė. Yra taip fantastika. Ačiū jums visiems ateitininkam. Ačiū, kad man davėt šitą, whatever. Bet kiekvienu atveju, aš per daug esu įpratus prie stovyklų, kur reikia sakyti amen. Tai reiškia, tai dabar sėdėkit, stovėkit, sėdėkit. Taip, Dariau, tu taip gražiai mus nuraminai su tą giesmę ir mus sujaudinai, kad čia beveik, like the after the fact, bet iš tikrųjų ne. Užsimerkim, susitelkim, viešpati, tu mus laimini, esi su mumis. Visada esi, tik tai, kad mum reikia vis iš naujo atkreipti dėmesį. Dėkojame to viešpatie, šloviname tave, kad tu mums duodi tą tikėjimo malonę, leidi mums atliepti tam tikėjimui ir kad ar valgom, ar geriam, ar bendraujam, ar kalbam, tu visą tai laimini, nes mes darome tavo vardu per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ačiū. Tai ar kas turi klausimų Dariui? Arba aš galiu pirmą klausti. Dariau, ką tu dabar veiksi? Ar aš minėjau, kad aš motyvuojamas kalties jausmo? Aš pusiau juokauju. Surasiu, ką veikti, nesijaudykit. Nežinau, bet surasiu. Yra ką veikti iš tikrųjų, man nereikia ieškoti. Čia iš tikrųjų komentaras gal daugiau negu klausimas, bet aš prisimenu tais, kaip beveik liūdna buvo, kai pirmą kartą atsisakėjai. Ir aš galvoju, aš nujaučiu, kad čia yra geriausias pasirinkimas šiuo metu. Ir tai pasitvirtino. Ir aš, kad pasitikrinti tai, aš ėmiausi dar kitų žingsnių. Prieš pat baigdamas savo kadenciją, aš prastūmiau 3 moteris, jų tarpe mano Rima, kad senrūgų įžadį duotų, ir dar Rima įgrūdau į šatą. Tai aš turėjau prieimą, tai aš praktiškai viską mačiau, ką jūs darėte. Nesikišau, labai retais atvejais sakiau, Rima, kad pasiūlyk tą ir tą, bet daugumoj ne. Sakiau, iššluota gerai iššluoja ir taip ir bus. Ir aš tik labai džiaugiuosi, kad po 6 metų pasitvirtino mano nuojauta, kad jūs būtumėt tinkamiausias kitiems 6 metams. Ačiū, Tomai, ir ačiū už tavo darbą tos 6 metus. Aš irgi gal ne klausimą, o komentarą, kad buvo labai smagu dirbti su Darium. Ta prasme, būna daug įtampos ir kiti būna susinervinę ir jis man čia paskutiniam dienom skambina, ar tu žinai, kaip tu vesi tą susirinkimą. Aš sakau, maždaug žinau, bet sako, mes turim susitarti ir aš galvoju, jau po darbo penktadienį ar kada dar čia šnekėt. Ir paskui galvoju, čia Darius, tai bus smagu šnekėt. Tai taip ir buvo, labai smagu ta attitude, net lietuviškai užmirštu kai kurios žodžius, kad ta prasme viską galima padaryti, nes tu nori daryti tą su viltimis, su meilė ir taip toliau. Ir tikėsimės, kad Audra priima tavo didelius batus ir tikėsimės, kad jinai mums vadovaus labai gerai taip pat. Mes dar nežinom, kadangi dar turi būti rinkimai pareigų pasiskirstimu, bet ačiū Rima už tą balsą. Taip, tarp kitko, jeigu, atsiprašau, nieko nesakysiu, prašau. Ne, tai aš turiu tik sakyti, klauskite klausimus. Jeigu jau kalbėjau, bet viskas gerai. Ja. Tai po manęs bus tas klausimas. Jūs gal nežinote, kad Darius ne tik tai dabar 6 metus atpylė šat, bet jisai taip pat buvo pačioj pirmoj Šiaurės Amerikos ateitininkų taryboj, kai jinai susikūrė.
Ir Darius, Petras Kisielius ir aš, mes buvom, žinoma, valdyba buvo susiskirščiusi į komisijas, komitetus, ir mes 3 buvom programos komiteto nariai. Ir mes išrinkom temą tiem metam: drįskime būti kitokie. Ir idėja buvo dvilypė, kad taip kaip tie pirmieji ateitininkai drįso būti kitokie, stoti prieš ateizmą, prieš nihilizmą, prieš bedevybę ir viešai pasisakyti už Dievą. Ir taip pat, kad mes drįstume būti savo gyvenimuose kitokie, draugiškesni, tolerantiškesni, darbštesni ir taip toliau. Ir jūs dabar pasirinkote šiem ateinantiem metam, kad būkite drąsūs. Tai man tai buvo gražu, kad Darius lyg tai tokį bookends, žinai, čia ir čia. Čia gražus sutapimas, nes iš tikrųjų aš buvau grupėje programos, metinės temos grupėje, kur iš tikrųjų išrinko tą šūkį. Tai, bet ačiū, kad pastebėjai, nes aš tą irgi pastebėjau, kad, wow, koks sutapimas. Dar noriu pasakyti, kad Vytas yra. Vytai mes Vyto Žemaitaitis, atsiprašau, mes per 3 metus, man atrodo, persipynė, kad tu irgi taryboje buvai tuo metu, jeigu neklystu. Ja, tai. Galiu 2 žodžius, jau daug pasakyta, Dariau, mes, žinai, širdyje tau esi dėkingi. Ačiū. Ir aš Klausimai. Ačiū. Ačiū, kad grįžai. Žinau, Tomas, kad tik sakė naują šluotą. Ir žinau, Indrė minėjo, kad istorija bus rašoma, bet iš savo kadencijų perduodant estafetę lazdą, kokius darbus ar kokias mintis ar iniciatyvas norėtum matyti, siūlyti, kad sekanti kadencija pagalvotų, įgyvendintų ar panašiai. Aš gal, kelis dalykus tikrai galiu paminėti apie tai. Pirmiausia, noriu iš tikrųjų pasidžiaugti, kad istorijos darbo grupė, kad joje pagrindai dirba Daina, Viktoras ir Indrė. Ir aš prisidedu karts nuo karto. Ir mūdu su Daina tikrai sutikome, kad, reiškia, dalyvausime toje darbo grupėje, kadangi nebūtinai tarybos nariai turi tą daryti, negalima išrinkti, koks tas terminas yra, kai žmonės koptuoti, jo. Reiškia tik tai tam darbui. Ir Viktoras ir Indrė taip pat sutiko, kad jų kadencija baigusi, kadangi jų kadencija baigėsi kitais metais, kad jie taip pat sutinka tą projektą atvesti tolyn. Kadangi pakeisti ten vidury to viso kelio būtų tikrai, man atrodo, žalinga tam projektui. Tai galiu į tai reaguoti taip. Dėl kitų dalykų, tai, žinot, turiu prisipažinti, kad aš per daug apie tai nepagalvojau, bet vienas dalykas, kas ateina į galvą, tai kad labai, man atrodo, mes visi tą jaučiam taryboje, kad tęsti atgaivos savaitgalio tradiciją. Ir kad tas ir labai svarbus dalykas, labai svarbus subūrimas. O šiaip, nežinau, jeigu bus pasiūlymų, paskambinsiu. Audrai? Svidalė. Gerai, tai ačiū. Stebuklingais keliais,
Čia mums kryžius.